Sveiki visi. Šiandien yra birželio 18 diena ir dalinuosi su jumis pačia naujausia savo meditacija, įkvėpta pajūrio, smėlio kvapo, druskos, erškėtrožių, nuostabaus kvapo, visame tame pojūčių grožyje, apie tai, kaip svarbu yra išgirsti savo epicentrą, būti savo epicentre viduje, nurimti, pasinerti į vandens gylį ir išgirsti savo vidinės spalvas ir paleisti mintis tarsi žuvėdras, kurios galėtų skristi ir jų natūrą pilnai mėgautis, tiesiog būti skliaute, ore, be jokių problemų, jokių rūpesčių, tiesiog paleisti jas kaip energiją. Tai dalinuosi jums, tikiuosi kažką įkvėps, galbūt nuramins. Meditacijos kristalas, akmuo šiandien yra dūminis kvarcas. Giliai įkvėpkim ir iškvėpkim. Įkvėpkim ir iškvėpkim. Įkvėpkim ir iškvėpkim. Kai užmerkiame akis, matome visai kitą pasaulį, kurio stiprus regėjimas fizinėme pasaulyje dažnai neleidžia pajausti. Kuomet užmerkiame akis, sustiprėja visos kitos juslės, sustiprėja klausa, sustiprėja kvapas, sustiprėja lytėjimas. Viskas įgauna daug stipresnį pojūtį, to nenorint analizuoti, nenorint vertinti ir galbūt net kartais teisti akimis. Kai neramu, kai nestabilu ir kai mes užmerkiam akis, mes panyrame į savo vidų, į savo tylą, į savo esmę, ten, kur viskas yra nepajudinama. Ten, kur nėra vaidmenų ir kur nėra jokių lūkesčių ir mes žinome puikiai, kas yra kaip, kas aš esu ir niekas to pakeisti negali, tik tu pats vienas. Tai yra ta būsena, kai visiškai atsipalaiduoji ir panyri į vidinį pasaulį. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Užmerkus akis, kvapai yra 1000 kartų stipresni. Užmerkus akis, girdime muziką, girdime tai, ko galbūt niekuomet negalėtume išgirsti, jeigu matytume. Atsiranda gylis,
atsiranda nauja plotmė. Užsimerkus ir šviesa kitokia. Šviesa liečianti mūsų odą, šviečianti pro užmerktus vokus. Ji švelni, ji suteikia naują regėjimą. Regėjimą į vidinį pasaulį. Matant akimis, norisi užkariauti visą pasaulį. Visko atrodo tiek daug, viskas atrodo ir sudėtinga, ir kartu labai paprasta, ką nors kitą įskaudinti, įžeisti, jeigu vadovaujamasi tik proto pojūčiais. Kai mes panyrame į vidų, vidinį išjautimą, nebelieka su niekuo, ko reikėtų kovoti. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Kai užmerkiate akis ir jūsų kūną liečia vėjas, kai aplinkui yra audra, ji yra visai kitokia. Jūs galite suvokti jos kryptį, jos sūkurius, jos verpetus ir išlikti tvirti kaip medžiai, kai tie verpetai liečia jūsų odą. Kai esate užsimerkę, esate savyje, įsižeminę į savo esybę, jūs galite suvokti kvapo natas, kaip kiekvienas įkvėpimas ir kiekvienas iškvėpimas tą tyrą kvapo plotmę, kvapo natą perneša per kraują. Ir kiekvienas kūno centimetras, ląstelė yra užpildoma kvapais. Erškėtrožių, jūros, sūrių, vandens kvapų. Galima kiekvieną pojūtį įsisąmoninti daug sąmoningiau ir realybę patirti žymiai, žymiai giliau. Žymiai giliau. Galima plūduriuoti vandens paviršiuje, tačiau ar žinojote, kad pasinėrus į savo vidinį pasaulį, nurimus audroje, epicentre, kuomet viskas yra tylu, ramu, galima panirti į vandens gylį ir rasti atsakymus į klausimus, kurių paviršiuje rasti yra sudėtinga. Arba kol jų vibracija pasiekia paviršių, jie yra iškraipomi ir jų tiesa, jų esmė, jų reikšmė yra suvokiama kitokia. Jos yra mažiau ir netokia koncentruota. Leisk savo kaip lapelis, iš lėto, nuo vandens švelnaus paviršiaus, leisti žemyn, gilyn po vandeniu.
Po vandeniu taip ramu. Po vandeniu nesigirdi net bangos, kurios skalauja paviršių. Pajausk tą tylą, tą ramybę. Įkvėpk jos ir iškvėpk. Ši ramybė persmelkia visą kūną, šiltu vandeniu, apglėbia. Atpalaiduoja mintis. Nesistengiama visko analizuoti, nes būti taip gera ramybėje. Atrodo, jeigu mintis atsirastų, jį tiesiog išvargintų kūną. Todėl yra daug lengviau atsipalaiduoti ir leistis minties paliekam. Protas kaip taurė prisipildo šio vandens. Išsivalo, nurimsta. Nes yra viduje, yra su savimi ir jam kovoti visiškai nebeliko su kuo. Nes jis suprato, kad su savim kovoti nėra prasmės. Tai atsiskyrimas, tai iliuzija, kuri sukelia kančią. Gal kažkurio momentu jį ir įdomi, bet galumoje kūnas, mintis, širdis, viskas pavargsta. Kaip gera sėdėti ramybėje. Atsipalaidavime. Ir visą naštą nuo savęs paleisti į smėlę, į dugną. Jausti, kai smėlis byra, į smėlio laikrodis į žemę. Byra su visais rūpesčiais, visomis mintimis, visais sunkumais, nerimais. Byra. Į žemę susilieja. Susilieja ir srovės pagauti. Vėjo paliesti. Pasiskirsto gražiai ant paviršiaus. Kūnas vis dar palieka tą smėlę. Viskas teka ir byra. Visi rūpesčiai, visos problemos ir nerimas, visos baimės, visi įsitikinimai, lūkesčiai, viskas palieka kūną. Susilieja su žeme ir yra srovės nunešami. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas.
skaidrus, kaip dūminis kvarcas. Jisai turi žemiškos patirties, jisai turi žemiškos spalvos. Jisai nėra visiškai permatomas, nes jisai dar nori turėti materijos, kad galėtų patirti šią realybę. Tačiau jo apsiblausimas, spalva, savo tyriausiame pojūtyje ir būsenoje yra skaidrus ir turi tik vos nežymų rudą gelsvą atspalvę. Tai yra žemiška patirtis nurimusio kūno, nurimusio įsižeminusio. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Taip lengva jausti savo mintis, prie jų neprisirišti, leisti joms būti, jausti erdvę galvoje, daug plačios erdvės, jausti skliautą virš savo minčių, jausti kaip mintis patenka į tą dangaus skliautą ir jį užpildo jo neužpildydamos, tiesiog kaip informacija, kaip energija. Susilieja kartu su vėju. O šitaip. Susilieja ir tą erdvę patenka. Ir neapsunkina kūno. O kaip paukščiai, kaip žuvėdros, skrieja lengvai pavėjui, nes tokia yra jų natūra. Tokia yra minčių natūra. Neprisirišti, skrieti, būti vėjo nešama. Neprisiriškim prie minčių, nes tai apsunkina kūną ir tai dar labiau apiblausia jūsų vidinį kristalą. Leiskite mintims skrieti skliautu. Paleiskite mintis ir priimkite naujasias. Dažniau pažvelkite į dangų ir pajauskite, kaip tos mintis tarsi vėjas glosto jūsų veidą, kedena plaukus. Ir jos neužsilieka. Jos palietusios plaukus, veidą, rankas, odą, jos nuvilnyja ir nukeliauja. Ir atsiranda vietos kitam vėjo gūsiui, su kuriuo ateina ir įkvėpimas, ir visos mintis, kurios veda į priekį. Mintis yra tiesiog vėjo srovės, kuriomis galima keliauti. Keliauti džiaugsme, žaismingume, dangaus skliaute skrieti. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk